šiaip tai bendraja prasme, tai aš sakyčiau, kad savo gyvenimą tokį į dvi dalis galiu dalinti, tokios dvi esminės dalis. Tai iki 30 metų ir po 30 metų. Tai iki 30 metų aš galvoju, kad gyvenau gyvenimą, kaip čia pasakyti, tas, kuris man buvo pasakytas. Nes man pasakė, kad reikia gerai mokytis, kad reikia gerai stoti kažkur tai studijuoti, būtinai privaloma stoti į universitetą, kad iš karto po universiteto būtinai privaloma eiti dirbti. Tai aš kažkaip labai sąžiningai vykdžiau šitą programą. Labai taip, neturėjau kito įsivaizdavimo, kad kažkas gali būti kitaip. Tai aš tuo metu, kaip čia sakyti, iki 30 tai dirbau ten tokiai dideliai, dabar irgi jinai yra didelė prestižinė ta ryšių su visuomenė agentūra, tai publikum toksai buvo, tai aš tuo metu viešiai ryšiai vis tiek buvo tokia sritis, kuri labai nauja buvo, ne? Ir ta sritis buvo kažkaip tai labai tokia auganti ir mes tokie buvome, karjeros prasme tai tikrai galima sakyti, kad ten sekėsi ir mane ten kėlė pareigose ir ten nuo projektų asistentės projektų vadovė, po to projektų direktorė ir kažkaip tai, bet viduj kažkoksai toksai vis būdavo visą laiką toks, ypač kuo aukščiau pradedi ten kilti ir kaip čia ką, ir maždaug aš tokį jausdavau dažnai vidinį disonansą, tarp to, kad čia yra kažkokia tai sėkmė, ne? Tu uždirbi daug pinigų, tai kažkokia tai tavo ten pozicija kyla, įtaka kyla ar dar kažkas tai. O iš kitos pusės jautiesi, kad esi visiškai fake, toksai, esi visiškai ne ten, kur, net negalėčiau pasakyti, kad tuo metu tikriausiai net nebūčiau taip suformulavusi, kad aš esu ne ten. Dabar mes iš šiandienos perspektyvoje labai esame apie tai ten daug šnekam, apie tai, kaip čia turi siekti savo ten svajonės, tikslų, ir jeigu tau čia nepatinka, tai turi eiti kažkur kitur ieškoti. Tuo metu taip nebuvo, tuo metu buvo taip, kad karjera yra labai svarbu padaryti, tai yra esminis išgyvenimo dalykas ir gal sakyčiau, labiau klausiau klausimą, kas su manim ne taip, kodėl manęs tai, kodėl aš blogai jaučiuosi čia, žinai, kodėl atrodo viskas yra gerai, o kuo aš čia dar nepatenkinta, kuo aš čia man negerai, žinai. Ir tas toksai, žinai, atrodo, taip supranti, kad tampa projektų direktorius, tai sekantis laiptelis yra direktorė, žinai. Direktorė, tai kas po to? Tai čia tipo čia tas laimės apogėjus, tapti direktorė, žinai. Ir kažkaip tai, mane tas kažkaip gąsdino labai, atrodo, kai tu, žinai, bėgi kažkokį tai atstumą ir įsivaizduoji, kad ten tam gale bus kažkokia tai čia jau išsipildymas ir laimė ir kai kuo tu labiau artėji, supranti, kad kad nieks geriau nepradeda vykti ir tu jautiesi tik blogiau ir blogiau. Kad savijauta nesikeičia ar net blogėja, ar ne, taip suprantu? Jinai tik tai, taip, tu kuo toliau, tuo tuščiau jautiesi, tuo labiau kažkaip tai, žinai, dabar mes sakome tuo aš labiau tolstu nuo savęs. Nebuvo tokio žodyno, kad galėtum tai savo įvardinti, kad aš tolstu nuo savęs. Tiesiog jaučiausi, kad aš kažkaip man nepavyksta savęs supakuoti į visą šitą tobulą gyvenimą niekaip. Ir kas su manim negerai, kad aš negaliu savęs įgrūsti į šitą paveikslą visą, žinai, aš vis bandau kažkaip įgrūsti ir niekaip man nesiseka. Ir tada aišku, kad prasideda kompensavimas, to nepasitenkinimo, žinai,
per kitus dalykus, tai yra kaip kažkokie brangus daiktai, pirkimas brangių daiktų, kelionės kažkokios tai brangios arba tenai kažkokie tai, arba, tokia arogancijos kažkokie dalykai atsirandantys, žinai, kurie tipo, tai aš buvau asistentė, tai dabar visos čia asistentės, tai čia visos pašokdinsim, žinai, tokias tai, arba ten kažkokius kitus, žinai, kolegas, tai kažkaip, kažkokia tokia atsibandymas susikompensuoti va tą tokią tuštumos, kurios net negalėjai įvardinti ir nebuvo nieko šalia, kas būtų padėjęs susigaudyti, kas čia vyksta. Iš tikrųjų, kažkada neseniai visai pagalvojau, kad įdomu, kad arba nebuvo, arba aš to net neturėjau gebėjimo nei išgirsti, nei priimti. Kuris atsisėstų ir kažkaip tai tiesiog pasakytų, kad aušo nebūtinai gyvenimas yra tai, kas tau pasakė, ką tau sudėjo tą programą, žinai, kad gyvenimas gali būti kažkoks tai kitoks.